Šiandien Blitz pažintyje su verslu stovime statybvietėj. Šalia manęs Star House atstovas, verslą, kurį pats sukūrė žmogus, kuris truputėlį papasakos, ką veikia. Nes čia, kai pradėjom pasakoti, aš jau turėjau stabdyti. Visos įdomiausios temos dažniausiai iškalbamos tada, kai nevyksta filmavimas. Tai labas. Labas. Kur mes stovim, gali gal trumpai papasakoti, kas čia vyksta. Čia statomas stodo namas. Šitiem namam dar kol kas nereikalingas projektas. Iki lapkričio 1, nuo lapkričio 1 tokiem namam bus reikalingas jau projektas. Aš ten girdėjau, kad iki 50 kvadratinių metrų. Bus galima, bus tik tai iki 50 kvadratų be statybos leidimo, bet tokie iki 80 kvadratų nebus galima užstatyti, bus reikalingas statybos leidimas. Tai šitą namą, kai matai, tai čia yra 1,5 mėnesio darbo, grįžtiniai poliniai pamatai, yra ruošiniai tam, kad paspartinti tą darbą. Šiuo momentu jau yra susukti termoprofiliai langam. Planas namą šitą padaryti iki dalinės apdailos per 3 mėnesius bendroje sumoje ir per 3 mėnesius padaryti vidaus apdailą. Bet iš jo kosminis greitis. Tuo mes ir panašesni, tom, kad mes biškį tą statybą darom greičiau, kadangi turim savo visą komandą, susistigavę, žinom netgi, kada atnešti tiek tokius objektus. Supratau, tai kolektyvas iš kiek žmonių susidaro, ar jisai kompleksiškai susidaro dar ir iš rangovų kažkokių tai? Papildomai samdom subrangą, bet turim atsirinkę žmonės, kurie jau eilę metų su mumis dirba, patikimi. Iš pašalės žmonių neįsileidžiam, nes norim dirbti kokybiškai, sklandžiai ir be jokių trikdžių. Ar kada nors esi registravęs kokį nors savo asmeninį rekordą, tarkim, asmeninis namas kažkoks nuosavas per mėnesį 3 kambarių buto kapitalinis remontas. Per mėnesį? Ja. Bet tai jaučiu kosmosą. Su grindų betonavimais, su komunikacijomis. O tai pala, kiek betonas džiūna? Nes čia nuim dar tą laiką reikėtų truputį. Džiūna, džiavinom. Tai gali būti tokia kaip ir žinutė, kad labai greitai, labai kokybiškai, bet už brangiai ar už protingą kainą? Nesam patys pigiausi, bet nesam ir patys brangiausi, esam vidutiniokai. Ką galim pasiūlyti kokybę ir greitį. Tai kas jau yra pabandęs su mumis dirbti, tai nelabai nori kitų. Tai gerai. Kaip tik vakar buvau susitikime, esam kliniką nesenai rengę ir vadovas nusipirkęs naujas patalpas čia Vilniuje, tai jisai neskaičiavo sąmatos, tiesiog padavė raktus, jisai padaryti. Tai fainai kitoks vertimas šiandien. Labai malonu. Buvo tikslingas toks ėjimas į tą tokį pripažinimą gyvą, ar čia taip gavosi natūraliai vadovaujantis kažkam vertybėm? Tai visą laiką norisi to pripažinimo, visą laiką norisi, kad būtum pranašesnis už kažką, tai jeigu nori turėti darbo, tai turi būti pranašesnis už visus. Tai stengiamės eiti į priekį, būti kažkom tai geresni už kitus ir turėti gerą vardą. Kad nuosavus namus statot jau faktas, kad renovacijas per mėnesį galit padaryti irgi faktas. Tai ofisus įrenginėjom, mūsų darbas irgi televizijos bokštų įrengimas. Tai daug projektų jau aš ne visus skaičiuoju, iš tikrųjų, tai begalės. Galima būtų kalbėti ir kalbėti. Prabangiausi restoranai Vilniaus mūsų rankų darbas, tai daug viskų iš tikrųjų projektų įdomių. O kuo galėtum pasididžiuoti, toks, kur buvo iššūkis ir galbūt galėtum pasidalinti net istoriją? Mūsų prezidento Antano Smetonos sodyba autentiškai atkurta padaryta. Geras. Tai toks įdomesnis projektas buvo. Antano Smetonos giminaitis įsikė su manim per rekomendacijas ir paprašė, kad patvarkytume jų sodybą. Tenai Antano Smetona gyvena, augo tam mūsų namuose. Gerai, dabar nuklystam truputėlį. Suprantu, kad kokybė, greitis ir jau užtarnautas toks pripažinimas yra, bet profesija šita ne iš karto tikriausiai buvo statybų. Aš statybininkas. Statybininkas? Jo, aš esu statybininkas. Bet aš girdėjau, kad sportininkas. Aš ir sportavau kažkada ir aš alaus ir giros technologas esu. Viriau alų girą kažkada, vadovavau gamyklai kažkada, tai taip. Daug viską iš tikrųjų. Galiausiai likau prie statybų, kažkada su mokslu su statybom pasibaigęs. Jaučiu, kad tai mano yra, aš mėgstu savo darbą, myliu, patinka rezultatas. Per tą visą statybininko gyvenimą tai buvo visokių dalykų ir daug klaidų, ir daug nuopuolių, ir pakilimų. Tai statybinė rinka tai nėra, jinai tokia jau labai stabili, tai jinai svyruoja pastoviai. Tai lygiai taip pat ir pas mus svyravimas tas vyko. Tai
ačiū Dievui, šiai dienai viskas stabilu, gerai, einam į viršų, planuojam pereidinėti į vystymą. Tai ateities projektai yra jau braižomi. Sunkus darbas būti statybininku ir to, ar pats esi plytą ant plytos dėjęs, ar po to jau iš karto šokai vadovaujančias pareigas? Viską esu nuo pat pagalbinio, esu viską pats daręs, moku ir nėra taip, kad aš esu baltarankis kažkoks ir vadovauju prisiskaitęs knygučių ir panašiai. Tai tiek tinkuoti, tiek špagliuoti, tiek plytelės klijuoti. Visi tie dalykai man pažįstami, esu dirbęs eilę metų. Tai kažkada esu darbų vadovo įmonėse dirbęs, kas irgi pridėjo man tos patirties. Tai žodžiu, joks statybininkas atėjęs ten kažkokios srities specialistas tau nepaaiškins, kaip daryti, nes tu iš esmės daugiausia tų technologijų kažkokių tai arba technikų žinai pats. Jo, kadangi tekę yra ir užsienį dirbti ir esu atsivežęs ir iš jų naujovių kažkokių tai ir patirties, tai stengiamės ir čia pritaikyti. Koks idealus tavo klientas? Turi kažkokį vaizdą nusistatęs? Kas galėtų? Galiu pasakyti, ko nemėgstu. Nemėgstu, kai paskambina ir paprašo išklijuoti tualetą plytelėmis. Po to nemėgstu, bet einu ir padarau. Jeigu mane rekomenduoja žmonės, tai aš einu ir padarau. Tai, sakoma, nespjaunu iš šulinį, nes tenka iš atsigerti. Klientai nemėgstu, kurie vėluoja. Nemėgstu, kurie vėluoja, jo. Mėgstu punktualių žmonės, jo. Taip, tai jau čia mes pasitaisysim šito klausimą, jo. Dar ko nemėgstu? Nemėgstu. Šiaip nėra statybose to, ką aš nemėgstu. Mes esam kažkada tai vieną plytelę įklijavę ir galiausiai gavę iš to paties asmens užsakymą už 50 000. Tai aš kažkaip labai neskirstu. Darbas yra darbas ir visą darbą reikia daryti. Jeigu ir statybininkas, jeigu mane kviečia į objektą, tai aš einu ir darau. Ačiū tau labai už tokį išsamų papasakojimą. Man net faktiškai klausimų nereikėjo uždavinėti, viską jau įgūdęs kalbėti. Tai gerų statybų sklandžių, didelių projektų ir greičiau tapti tuo vystytoju, kad galėtumėm kitą kartą susitikti jau kokiam asmeniniam, vystomam objektui. Tai tiek 7-oje Blitz pažintyje su verslu. Ir jeigu kils klausimų apie statybas, jūs tikrai galite pakomentuoti apačioje. Mes perduosim atsakingiams asmenims ir pasistengsime atsakyti jums iškilusius klausimus. Tai iki pasimatymų.